Sveiki sugrįžę! Šiandien mes sužinosime logaritmų savybės, kurios padės mums lengviau atlikti skaičiavimus. Logaritmas skaičiaus m pagrindu a plus logaritmas skaičiaus n pagrindu a lygus sandaugos m ir n logaritmui pagrindu a. Štai pavyzdys. Sudėti logaritmą iš 8 pagrindų 2 ir logaritmą iš 4 pagrindų 2 yra tas pats, kaip sudauginti 4 ir 8 logaritmo pagrindu 2. Analogiškai, jeigu norime atimti du skaičius vieną iš kito po tuo pačiu logaritmo pagrindu, galime juos tiesiog vieną iš kito padalinti. Atimti iš logaritmo 50 pagrindų 5 logaritmą 2 pagrindų 5 yra tas pats kaip 50 padalinta iš 2 logaritme pagrindų 5. Dar viena svarbi taisyklė, kurią turėtume žinoti, yra ta, kad dauginant logaritmą iš bet kokio skaičiaus n, galime logaritmuojamą skaičių m pakelti skaičiumi n. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Jeigu norime sudauginti 2 iš 9 logaritmo pagrindų 3, galime 9 pakelti kvadratu logaritmų pagrindų 3. Šiandien mes išmokome 3 pagrindinės logaritmų savybės. Jos yra labai naudingos sprendžiant sudėtingesnius uždavinius. Nepamirškite naujai įgytų žinių pritaikyti atlikdami praktinius uždavinius, o kitame video mes pereisime prie skaitinių reiškinių. Iki greito!